Tai gerbiami konferencijos dalyviai, prašome po truputėlį užimti savo vietas ir mes to jau tęsime konferencijos darbą. Taigi, sveiki sugrįžę po pietų, pasisotinę fiziškai, aš manau, kad dabar truputėlį ir kitokio peno dar gausime. Tikiuosi, kad šitoje sesijoje mes taip pat girdėsime įdomius ir kontroversiškus pranešimus. Manau, turėsim truputėlį daugiau laiko ir diskusijoms, taip kad tie, kurie negalėjo paklausti arba pasisakyti praeitų sesijų temomis, tikrai galės tai padaryti dabar. Ir mūsų sekantis šnekėtojas turėjo būti Europos parlamento narys iš Vengrijos, ponas László Tokes, taip pat Sandros Kalnytės, Europos parlamentinės grupės sprendžiančios istorinius klausimus narys, tačiau politikai turi labai įtemptas darbotvarkės ir jis dalyvauja rinkimuose ir vėlgi likus kelioms dienoms iki konferencijos atsiuntė atsiprašymą dėl negalėjimo dalyvauti, tačiau kaip ir vakar mes turime galimybę išklausyti jo video pranešimą. Aš tiesiog noriu pasakyti, kas tai yra, kas tai per žmogus. Tai yra žmogus, kuris, sakant, vedė vengrų tautą prieš 20 metų to laisvės keliu, įsivaduojant nuo sovietinio tarybinio totalitarinio režimo, einant į demokratiją. Ir štai kaip jau tampa tradiciška, būtent išsilaisvinimo sąjūdžių vadovai, lyderiai, kurie puikiai supranta, ką reiškia būti pavergta tauta, ką reiškia neturėti elementarių žmogaus teisių laisvių. Kaip tik tokie žmonės ir yra pagrindiniai, galiu sakyti, advokatai ir kalbėtojai Europoje šiais svarbiais istorinio teisingumo klausimais. Taigi, prašome pono László Tokes kreipimasis į konferencijos dalyvius. Dear Prime Minister Andrius Kubilius, dear Presidency, speakers and participants, in my inevitable absence, I am greeting in this way the... Ponios ir ponai, kadangi pats niekaip negalėjau dalyvauti jūsų renginyje, noriu šiuo nuotoliniu būdu pasveikinti šios Lietuvos Respublikos Seime organizuojamos konferencijos pranešėjus ir dalyvius. Kaip Europos parlamento narys atstovaujantis Rumuniją, kuri 1989 m. gruodį išsivadavo iš Ceaușescu komunistų diktatorių priklausantis Transilvanijos vengrų bendruomeniai, patyrusiai dvigubą persekiojimą, linkiu jums įdomaus ir rezultatyvaus forumo, siekiant skatinti integruotą požiūrį į Europos istoriją, Europos kolektyvinės atminties dvasioje. Žvelgiant į visą tai iš rytinės Berlyno sienos pusės, šiandien išlieka itin aktualus istorinio teisingumo atstatymo klausimas. Nemažiau svarbus yra ir rytų bei vakarų istorinių naratyvų suliejimas, siekiant išvengti dažnai pasitaikančių istorijos falsifikavimo, iškreipimo atvejų, atsižvelgiant į tai, kad postkomunistų partijos tokiose šalyse kaip Rumunija, Vengrija, Lenkija toliau vykdo savo destruktyvę veiklą praėjus daugiau kaip 20 metų po totalitarinio režimo žlugimo. Šios postkomunistinės partijos dažnai klijuoja režimo keitimo vykdytojams fašistų etiketes, kurie praeityje nuosekliai priešinosi tiek nacizmui, tiek komunizmui. Šią progą norėčiau pasveikinti Europos parlamento narį Hans-Gert Pötteringą, kuriam
dirbant Europos parlamento pirmininku 2009 m. balandžio mėnesį, Europos parlamentas priėmė istorinį dokumentą, rezoliuciją, pasmerkiančią visus Europos totalitarinius režimus. Šiame kontekste norėčiau paminėti ir Europos istorijos namų įkūrimo procesą, kuriuo buvo siekiama paskatinti žmones gilintis į nesenos Europos praeities atmintį. Europos istorijos namai yra skirti suvienyti anachronistiškai padalintą rytų ir vakarų Europą, siekiant tikros Europos šalių, tautų, regionų ir mažumų grupių integracijos. Europos parlamento Europos istorijų sutaikymo grupė, vadovaujama buvusios Latvijos užsienio reikalų ministrės Sandros Kalnietės, siekia to paties tikslo – dialogo ir bendradarbiavimo keliu. Ši grupė mėgina ardyti virtualią geležinę uždangą, kuri ir toliau mentaliai ir dvasiškai skaldo mūsų žemyną, nepaisant fakto, kad nuo Berlyno sienos griuvimo jau praėjo 23 metai. Taip pat norėčiau pagirti Europos atminties ir sąžinės platformos vykdomą veiklą. Simboliška, kad platformos steigiamajame susirinkime vykusiame Prahoje praeitų metų spalį dalyvavo Višegrado šalių ministrai pirmininkai. Projektui vadovauja buvęs Švedijos parlamento narys ir Europos tarybos pranešėjas totalitarinių komunizmo režimų nusikaltimų klausimais ponas Göran Lindblad. Jis subūrė ES valstybių narių vyriausybės institucijas ir organizacijas, aktyviai besireiškiančias mokslinių tyrimų, dokumentavimo, sąmoningumo kėlimo ir švietimo apie totalitarinių režimų nusikaltimus srityje. Jos yra prisiėmę įsipareigojimą tiksliai dokumentuoti komunistų diktato padarytus nusikaltimus ir deda visas pastangas, kad būtų įkurtas teismas šiems nusikaltimams ištirti, kad buvę rytinio bloko slaptųjų tarnybų archyvai taptų saugumo taptų Europos paveldo dalimi. Be abejonės Baltijos valstybėms, įskaitant Lietuvą, teko dešimtmečius trunkančios kovos prieš totalitarinius režimus liūto dalia. Jų pastangos siekiant įvertinti komunistinę praeitį ir taikiomis priemonėmis paskatinti tikrą ir demokratinį režimo pasikeitimą ir Europos susivienijimą. Noriu, kad žinotumėte, jog vengrai visados palaikys jūs šiame kelyje. Prašau, priimkite mano nuoširdžius linkėjimus. O dabar ir man labai malonu, kad šalia manęs yra svečias iš Latvijos, kuris jau ne pirmą kartą atvažiuoja į Lietuvą, dalyvauja konferencijoje. Aš manau, kad šita tradicija bus išlaikyta ir kitais metais. Tai yra Edvinas Šnorė, žmogus, kuris turi labai platų spektrą gabumų. Tai ir tarptautinių santykių, ir politikos mokslų specialistas, istorikas, o turbūt plačiai auditorijai tiek čia, tiek apskritai Lietuvoje ir, manau, Europoje jis yra geriausiai žinomas dėl jo iš tiesų labai stipraus pavyzdinio filmo apie sovietinius nusikaltimus, tai vadinama tarybinė pasaka arba Soviet Story filmas, kurį mes pernai čia žiūrėjome ir Lietuvos televizija taip pat rodė. Aš žinau, kad jisai turi dar ir kitų naujų planų. Dabar Edvinas labai intensyviai dirba ties Ukrainos badmečio arba Golodomoro klausimu. Ir jo pranešimas būtent susijęs su
šiuo istoriniu, skaudžiu istoriniu įvykiu. Tiesiog dar pristatydamas noriu pasakyti, kad labai yra svarbu ne tik analizuoti po fakto, po nusikaltimų, kas įvyko. Labai svarbu žiūrėti, kaip pasaulis reaguoja tuo metu, kaip vyksta nusikaltimas. Nes dėja reikia pripažinti, kad genocidas arba nusikaltimai žmoniškumui lydėjo žmonių istoriją, žmonijos istoriją šimtmečius ir tūkstantmečius. Ir dėja, jie neišnyko po Antro pasaulinio karo ir holokaustas nebuvo paskutinis genocidas. Turime pripažinti, kad galimybė, kad tai atsitiks, yra. Aišku, mes turim daryti visą, kad to neįvyktų. Ir vienas iš svarbiausių dalykų turbūt yra tai, kaip civilizuotas vakarų pasaulis, kurio dalimi mes save laikom, kaip mes reaguojame į tokius nusikaltimus, ar mes esame stebėtojai, ar mes aktyviai imamės kažkokių tai veiksmų, kai nusikaltimas vykdomas prieš kažką toliau, kas galbūt mūsų neliečia. Tai štai šią temą Edvinas rašo disertaciją ir pasidalins pagrindinėmis savo darbo tezėmis su jumis. The floor is yours. Thank you very much. Ačiū. Džiaugiuosi galėdamas čia būti. Ačiū, kad pakvietėte mane dalyvauti šioje konferencijoje. Pranešimas, kurį padarysiu, koncentruotas ties specifinę temą. Tai vakarų Europos reakcija į Holodomorą ankstyvame ketvirtajame praeito amžiaus dešimtmetyje. 1932-33 metų žiemą žuvo apie 3,5, gal net 7 milijonai žmonių dėl žmogaus sukelto bado Ukrainoje vedamojo Holodomoro. Dalis mokslininkų apibūdino tai kaip genocidą. Vienas jų tai žydų mokslininkas Rafaelas Lemkinas, kuris 1944 sukūrė terminą genocidas. 1948 jis pateikė jungtinių tautų genocido termino apibrėžti. Lemkinas kilo ukrainiečių kilmės. Ir tai, kas vyko Ukrainoje 30-aisiais, Lemkinas tą aprašo kaip tyčinį sovietų vyriausybės įvestą žingsnį skirtą sunaikinti tam tikrą tarybų visuomenės dalį ir mažumą. Nors vakaruose žinota apie Holodomorą, jo apimtis ir pobūdį, reakcija buvo gan tyli. Išties grūdai, kurie prievarta buvo atimti iš ukrainiečių ūkininkų, buvo eksportuoti į vakarus. Šioje prezentacijoje aš kalbėsiu apie viešosios nuomonės vaidmenį vakarų Europoje ir JAV, formuojant oficialią vakarų Europos ir JAV reakciją į Holodomorą 32-33 metais. Visų pirma, svarbu apibrėžti, kokia informacija apie sovietų valdžios veiksmus Ukrainoje pateko į vakarus ketvirtajame praeito amžiaus dešimtmetyje. Šios informacijos pagrindu galima padaryti išvadas apie tai, kokios galėjo būti tuo metu priimtos išvados dėl didžiojo bado priežasčių, apimties ir pobūdžio. Reikia pabrėžti, kad sovietų režimas visais būdais neigė badą. Kai vakarų spauda, pavyzdžiui, pranešė apie tai, kad tarybų valdžia perka grūdus iš užsienio, kad dengtų jų trūkumą namuose, laikraštis Pravda išspausdino to paneigimą. Stalinas neigė bado egzistavimą ir toliau eksportavo grūdus. Tačiau visiškai nuslėpti bado fakto buvo neįmanoma. Galima pasižiūrėti tokių valstybių kaip Jungtinė karalystė, Prancūzija, Kanada, JAV, Vokietija, Šveicarija, Norvegija, Baltijos valstybės, jų skaitmeninius archyvus galima pastebėti, kad laikotarpį nuo 32 iki 34 ten buvo spausdinama šimtai straipsnių ir laiškų susijusių su badu TSRS ir tarybinė ekonominė ir politinė
politiką susijusią su šiais dalykais. Paradoksalu, kad daugiausiai informacijos ir analizės apie šiuos dalykus Tarybų Sąjungoje galima rasti vakarų korespondentų darbuose, kurie dirbo ir gyveno ne TSRS teritorijoje. O pavyzdžiui, dažniausiai kaiminės valstybėse, Baltijos valstybėse. Pavyzdžiui, žurnalistai iš tokių įtakingų laikraščių kaip Britų Times, amerikiečių Chicago Daily Tribune ir prancūzijos Journal de Débat pranešė apie Ukrainos badą iš Rygos, Latvijos. Būdami ne TSRS teritorijoje, jie nepatyrė tarybų valdžios cenzūros ir bauginimų taikytų užsienio korespondentams Tarybų Sąjungoje. Bado metu Ukrainoje 1930-32 vakariečių korespondentų Maskvoje buvo labai mažai, lyginant su spaudos korespondentų skaičiumi kitose Europos valstybėse, jūsų sostinėse. Atsižvelgiant į tai, kad Tarybų Sąjunga užėmė didžiulę teritoriją, tiems žmonėms buvo neįmanoma tinkamai informuoti visuomenę apie įvykius vykusius TSRS. Analizuojant jų straipsnius, galima nustatyti, kad jie labai mažai rašė apie badą Ukrainoje tuo metu, kai jis vyko. Viena iš priežasčių ta, kad užsienio korespondentams buvo uždrausta keliauti į Ukrainą ir Šiaurės Kaukazą. Tas draudimas užsienio korespondentams Tarybų valdžios buvo įvestas 1933 metais ir galiojo nuo vasario iki rugsėjo mėnesio. Tačiau keli žurnalistai vis dėlto sugebėjo nuvykti į Ukrainą ir pastebėjo, kokios baisios ten yra bado sąlygos ir aprašė visą tai vakarų spaudoje. Vienas iš geriausiai žinomų tokių žurnalistų buvo britų žurnalistas Malcolm Muggeridge. Jis buvo liberalaus Manchester Guardian korespondentas. Iš pradžių jis žavėjosi tarybinę sistemą. Tačiau nukeliavęs į Ukrainą ankstyvais 1933-aisiais jis visiškai pakeitė savo nuomonę. Muggeridge nusiuntė savo pranešimą apie Ukrainą diplomatiniu paštu, kad išvengtų sovietų cenzūros. 1933 kovo mėnesį jo darbai buvo išspausdinti 3 straipsniais. Muggeridge laikomas pirmuoju vakarų korespondentu, kuris pranešė apie Ukrainos badą visam pasauliui. Jis aprašė ne tik baises pietinės TSRS ūkininkų gyvenimo ir darbo sąlygas, bet ir pabrėžė žmonių sukelto bado Ukrainoje pobūdį ir priežastis. Pavyzdžiui, konkrečiai parašė, kad badas buvo organizuotas specialiai. Tas pačias išvadas padarė ir Gareth Jones, kitas vakarų žurnalistas, kuris lankėsi Ukrainoje 1933 kovo mėnesį. Jis patvirtino tai, ką rašė Muggeridge'as. Maskvos reakcija tai buvo labai greita. Abu žurnalistai buvo išvaryti iš šalies, o informacija apie badą buvo išvadinta melu. Reikia pastebėti, kad Kremliaus poziciją rėmė ir atkartojo daugelis vakarų intelektualų ir žurnalistų, kurie neigė badą Ukrainoje. Vienas iš geriausiai žinomų tokių korespondentų Maskvoje buvo korespondentas New York Times Walter Duranty, kuris teigia, kad informacija apie badą yra netikra ir neteisinga, netiksli. Jis teisino sovietų genocidą, teigdamas, kad negalima pagaminti kiaušinienės, nesudaužius kiaušinių. Duranty privačioje aplinkoje pripažindavo, kad badas buvo ir kad žuvo galbūt net apie 10 milijonų žmonių, tačiau viešai jis nieko apie tai nesakė. Už savo straipsnius parašytus Maskvoje Duranty net gavo Pulitzerio apdovanojimą.
būdamas geriausio Amerikos laikraščio korespondentu, Durante išties buvo svarbus veiksnys, kuris formavo amerikiečių nuomonę apie Tarybų sąjungą. Ir be abejo, jis buvo svarbus veiksnys nuslepiant informaciją apie badą. Vakarų visuomenės nuomonė Tarybų sąjungos atžvilgiu buvo teigiama praeito amžiaus 4-10-metyje, ne tik todėl, kad ta vyrybinė propaganda apmokėjo komunistų rašytojus ir žurnalistus ir jų darbą. Tačiau tuo pat metu Amerikoje buvo podepresinis laikotarpis. Buvo didelis nedarbo lygis, daug ekonominių sunkumų ir tai lėmė kairiųjų pažiūrų sklaidą. Daugelis žmonių buvo įsitikinę, kad didžioji depresija reiškia, kad kapitalizmas eina į pabaigą ir tarybinė valdžios forma greit ir planinė ekonomika greit įsigalės. Nedaug kas žino, kad praeito amžiaus 4-10-metyje tūkstančiai vakarų europiečių ir amerikiečių darbuotojų apkvailinti tarybinės propagandos emigravo į TSRS, ieškodami geresnio gyvenimo. Jų likimas buvo tragiškas ir 1940-aisiais dauguma jų jau buvo mirę. Bado informacijos nuslėpimas nuo vakarų buvo svarbiausias ir itin reikalingas Stalinui dėl ir politinių ir ekonominių priežasčių. Tarybų sąjunga tai darė visais įmanomais būdais, slėpė tą faktą. Daugelis vakarų intelektualų ir laikraščių buvo papirkti Tarybų sąjungos valdžios, kad rašytų teigiamai apie sovietinius reikalus. Pavyzdžiui, vienas gerai žinomų prancūzų rašytojų Romanas Rolanas gavo 5,000 frankų iš Tarybų sąjungos ambasados. Nenuostabu, kad jis neigia badą Ukrainoje, teigdamas, kad nieko nenori apie tai girdėti. Jam nieko nerūpi labiau negu hitlerizmas, kuris yra daug didesnis blogis. Panašų požiūrį į Ukrainą turėjo ir propagavo tokie vakarų žinomi asmenys kaip Nobelio premijos laureatas Bernardas Shaw ir britų leiboristas, aktyvistas Lordas Pasfieldas ir jo žmona, bei kiti, kurie neigia badą, net apsilankę Ukrainoje. Tarybinė propaganda skleidė jų nuomonę kuo plačiau, tiek TSRS ribose, tiek už jos ribų. Gareth Jones, kuris buvo Tarybų sąjungoje, lankėsi Ukrainoje 1923-aisiais, parašė: po Stalino žmogus, kurio labiausiai nekenčia Rusijoje, yra Bernardas Shaw. Tiems, kas skaitė jo aprašymus apie maistą šalyje, kur visi badauja, ateitis atrodo juodesnė negu dabartis. Didžiausia sovietų propagandos laimėjimo dalis buvo prancūzų premjero Eduardo Herriot apsilankymas Tarybų sąjungoje 1933 rudenį. Jam buvo parodyta Ukraina, parodytas Potiomkino kaimo spektaklis, kur buvo specialiai tam laikui apgyvendinti ukrainiečiai su nacionaliniais kostiumais, daug maisto. Ir kai jis grįžo iš savo kelionės, Herriot pranešė, kad Ukrainoje tikrai nėra bado. Herriot buvo gerbiamas vakaruose politikas ir jo pastabos padarė didžiulį poveikį visuomenės nuomonėje apie badą Ukrainoje, nors daugelis jų ir vadino jį melagiu ir ikrų auka Tarybų sąjungoje, tačiau daugelis vakaruose patikėjo juo. Britai diplomatai Maskvoje padarė išvadą, tarybų organizacijos gali dabar daryti, ką tik nori Tarybų sąjungoje ir už jos ribų. O dauguma išsilavinusių atsakingų žmonių Europoje ir Amerikoje tiesiog netikė bet kokia Tarybų sąjungos kritika. Ir jo pastabos apie bendrą atmosferą Tarybų sąjungoje 4-10-metyje taip pat neigiamą poveikį padarė Ukrainos organizacijų ir vakarų pastangoms padėti
padėti Ukrainai. Ir tokie žmonės kaip Edvald Ament ir Vienys Kardinal-Inica bandė padėti, bet negalėjo. Daugelis paramos teikėjų galiausiai neteikia tos paramos ir jos nesuteikia. Tarptautinis Raudonasis kryžius taip pat nenorėjo praktinių imtis veiksmų ir padėti badaujantiems Ukrainoje. 32-33 vakarų visuomenė gana gerai žinojo apie badą Ukrainoje, jo apimtį ir pobūdį. Vakarų spauda išspausdino daug ataskaitų ir analitinių straipsnių šią temą ir dar daugiau detalios informacijos apie bado sąlygas Ukrainoje pateko vakarų vyriausybėms, ypač Vokietijai, Italijai, Lenkijai, kurios turėjo savo atstovus, diplomatinius atstovus Ukrainoje. 33-aisiais taip pat galima pastebėti, kad tarybinė propaganda suaktyvėjo. Po pirmųjų pranešimų apie badą padaugėjo vakarų spaudoje publikacijų, ypač Manchester Guardian ir kitose liberaliuose laikraščiuose, kur buvo neigiamas bado faktas. Tiek TSRS, tiek Ukrainoje. Viešas bado neigimas vakarų visuomenėje prisidėjo prie to, kad vakarų visuomenė reagavo į pranešimus apie badą mišriai ir gan abejingai. Ačiū. Ačiū Edvinui Šniore už jo įdomų pasisakymą apie iš tiesų kol kas dar nepakankamai suvoktą ir žinomą istorinį įvykį, akivaizdų genocido nusikaltimą vykdytą Sovietų Sąjungoje dabartinės Ukrainos teritorijoje. Manau, kad bus klausimų ir aš tiesiog noriu pasakyti, kad tas laikas bus po sekančio pranešimo, bendrai diskusijai, bendriems klausimams abiems pranešėjams. O dabar noriu pakviesti pranešimui Birutė Brauskaitė, šiuo metu Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovė, kurios visas gyvenimas vienaip ar kitaip buvo susijęs su istoriniu teisingumu. Sovietmečiu jinai aktyviai dalyvavo disidentinėme judėjime, Sąjūdžio metu, nepriklausomybės priešaušryje ir aušroje iš tiesų aktyviai dirbo komisijoje, kuri registravo tiek nukentėjusius, tiek pačius nusikaltimo faktus. Ta darė ilgus metus ir štai tie visi vardynai nukentėjusių asmenų, tai didelė dalimi yra jos darbas, jos kolegų darbas. Taigi kviečiu Birutę jos pranešimas. Ačiū gerbėmieji. 20 amžius Europos gyventojams atnešė neišmatuojamas netektis ir kančias. Pirmasis pasaulinis karas ilgai iki antrojo karo vadintas didžiuoju, nes 12 milijonų karių žūtis ir daugiau kaip 30 milijonų sužalotų vyrų buvo laikoma didžiausia tragedija, kuri neturėtų pasikartoti. Tačiau dar nebaigus gydyti prarastosios kartos emocinėms traumoms, Europos viduryje, Vokietijoje ir Italijoje bei rytinėme Europos pakraštyje Rusijoje mezgėsi ir brendo dar žmonijos istorijoje neregėtos santvarkos tipai – totalitariniai režimai. Šis valdymo tipas ryškiai skyrėsi nuo kitų istorijoje egzistavusių valstybinės prievartos formų, tokių kaip despotija, tironija, diktatūra. Tuo, kad siekė panaikinti ir panaikino ribą tarp teisėtos ir neteisėtos valdžios, rėmėsi neva objektyviais dėsniais arba gamtos, tai nacionalsocializmas ir fašizmas, arba istorijos, tai komunizmas, neva leidžiančiai savo valstybei plėsti gyvybinę erdvę kitų valstybių sąskaitą ar jas eksportuoti socialistinę revoliuciją. Bet svarbiausias ir išskirtinis šio režimo bruožas – tai totali ekspansija į žmogaus privatų gyvenimą, visiškas asmens neprilygtamosios vertės paneigimas ir pajungimas kolektyviniams tikslams. Nacionalsocialistinėje Vokietijoje ir Sovietų Rusijoje susiformavo ir įsigalėjo doktrinos
tančios, kaip nevertus egzistuoti asmenis netitinkančius rasinių Vokietijoje ar klasinių Rusijoje kriterijų. Išaugo minios aklai paklūstančios ir garbinančios sudėvytus lyderius, įgyvendinančius tas doktrinas smurtų, prievarta ir žudynėmis. Vokietijoje ir Sovietų Rusijoje įsigalėję totalitariniai režimai, nors ir skelbė skirtingus ideologinius lozungus, bet metodus siekti tikslų naudojo analogiškus. Čia jau, kaip girdėjote, iš kolegos pranešimo, Stalinas siekdamas parklupdyti nepaklusnėje valstietiją Ukrainoje 1932-33 metais dirbtinai sukėlė badą, nusinešusi apie 6 milijonus žmonių. Didysis valymas Sovietų Sąjungoje nužudė apie 700 tūkstančių šios šalies piliečių. Sovietų Sąjunga kartu su vokiečių naciais per gana trumpą laikotarpį nužudė apie 200 tūkstančių Lenkijos gyventojų. Hitleris, galima sakyti, nusižiūrėjo Stalino pasiektą efektą, baudžiant ukrainiečius bado bausme ir pritaikė jį ne kam kitam, o būtent sovietų karo belaisvėms bei atgultam Leningradui, numarydamas daugiau kaip 4 milijonus žmonių. Ir taip iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos vokiečiai žudė daugiau kaip 10 milijonų Europos gyventojų, kurių tarpe 6 milijonai žydų tautybės asmenys. Be tiesioginio gyventojų naikinimo bolševikai nuo pirmojo porevoliucinio dešimtmečio iki pat Stalino mirties iš gimtų vietų, dažniausiai atšiauraus klimato Sibiro platybės, ištrėmė 7 milijonus 800 moterų, vyrų, vaikų, pasmerkdami nelaiminguosius lėtai mirčiai nuo bado, šalčio ir išsekimo. Šie kraupūs skaičiai yra civilių gyventojų žūtys, ne Antrojo pasaulinio karo aukos, išskyrus aišku badu numarintus vokiečiams į nelaisvę patekusius sovietų karius. Skaičiai nebylūs, bet kiekvienas jų tai pasaulis, tai nenugyventas gyvenimas. Kokie paminklai, monumentai, knygos, ritualiniai minėjimai gali įamžinti ar tinkamai pagerbti totalitarinių režimų aukas, paguosti ir numalšinti jų artimųjų skausmą? Ar motina užmirš ant jos rankų iš bado gęstančio kūdikio žvilgsnį? Ar žydų berniukas išsikapstęs iš panužudytų savo tėvų kruvinų kūnų kada nors užmiršta kraujo kvapą? Ar nežinia, kokiom aplinkybėm išlikusiems gyviems per batmetį ukrainiečiams, valstiečiams įmanoma pamiršti merdinčių artimųjų aimanas? Mes tikrai niekad neatsakysime į tos klausimus, bet yra klausimai, kuriuos mes privalome atsakyti. Ar nusikaltimo aukoms svarbu, kuris režimas atėmė jų laisvę, kankino ar žudė ir dėl kokių priežasčių? Sakyčiau, yra svarbu tik tiek, kad aukos nesijaustų kaltos dėl savo likimo. Jeigu nėra įvardintas nusikaltėlis plačiaja prasme, totalitarinių valstybių partinės administracinės struktūros, o taip pat ir asmenys asmeniškai žudė ir kankinę žmonės, negalima kalbėti apie teisingumą, aukų gerbimą ar jų atminimo tinkamą įamžinimą. Nacių represijas patyrusieji buvo įvardinti kaip nusikalstamo totalitarinio režimo aukos. Nacionalsocialistinės Vokietijos politiniai ir kariniai vadovai buvo nuteisti kaip karo nusikaltėliai. Buvo vykdoma denacifikacija visoje šalyje. Nacių teisėjai neteko teisės vykdyti teisingumą, pedagogai dirbti mokyklose ir panašiai. Holokausto istorija tapo integralia visų Europos šalių švietimo programų dalimi. Buvo atliekami sistemingi moksliniai sunkių ilgalaikių traumų psichologinių padarinių tyrimai, kurių rezultatais remiantis nustatyta pergyventos patirties žala psichologiniai sveikatai ir gyvenimo kokybei, bei sukurta kvalifikuotos pagalbos sistema. Sovietinio totalitarinio režimo aukos beveik 50 mečius buvo priverstos tylėti apie savo patirtas kančias, netektis, žmogiškojo orumo žeminimą. Ne tik buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, bet ir jų vaikai bei vaikaičiai ilgus metus buvo pažymėti. Jiems buvo trukdoma siekti aukštojo mokslo, užimti svarbesnius postus, taigi represijos tebesitęsė. Tik griuvus komunistiniam režimui, jo aukos galėjo pradėti kalbėti apie savo patirtį. Jiems
Pagal skurdžias besikūrenčių valstybių išgalės buvo teikiama socialinė parama, vėliau įvairios kompensacijos. Tačiau dvasiniai jų jausenai atsistatyti, išdildyti giluminį skriaudos jausmą iki šiol nėra sukurtos jiems pritaikytos socialinės ir psichologinės reabilitacijos programos. Nors tam tikri žingsniai ta linkme yra. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kartu su Vilniaus universiteto klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra vykdė prieš kelis metus projektą Sovietų ir nacių represijų traumų psichologiniai padariniai. Darbas yra tęsiamas tyriant politinių represijų ilgalaikės psichologinės pasiekmes antrajai kartai. Čia visai neužilgo bus ginama disertacija ta tema. Tačiau daugelį aukų žeidžia tai, kad komunistinis totalitarinis režimas nėra įvardintas kaip jų nelaimių kaltininkas tokiu pat lygiu kaip nacistinis režimas. Yra nemažai, sakysime, tremtinių ir politinių kalinių, kurie mūsų vardynuose yra apie 200 tokių asmenų pavardžių, kurie buvo prievarta išvežti darbams ar į konclagerius Vokietijoje nacių okupacijos metais, o grįžusius juos vėl trėmė ir kalino sovietų valdžia. Taip pat yra žinoma apie 40 žydų gelbėtojų, rizikavusių savo gyvybėmis taip pat nacių okupacijos metais, kurie po karo buvo ištremti, įkalinti ir žuvo sovietiniuose lageriuose. Ar jų atžvilgiu mes taip pat išdrįsime taikyti dvigubus standartus ir sovietinio režimo ideologus, vadovus bei represijų vykdytojus neįvardinsime kaip jų žūties kaltininkais? Jeigu nebuvo palankios politinės situacijos įvykdyti dekomunizaciją, vis tiek turime pripažinti, kad komunistų partija, kaip ir nacionalsocialistų, yra atsakinga už milijoninės aukas. Istorikas Timotis Snaideris knygoje Kruvinos žemės labai paprastai konstatuoja, citata, tik drąsiai pripažindami nacių ir sovietų sistemų panašumus, suprasime ir jų skirtumus. Citatos pabaiga. Tad turėtume nebepainioti budelio ir aukos, kankintojo ir kankinamojo, rezistento ir prisitaikėlio sąvokų. Turėtume įvardinti atsakingus už nusikaltimus nepaisydami, kokia ideologija jie buvo grindžiami. Turėtume siekti, kad abu žmoniškumą pamynę totalitariniai režimai būtų pasmerkti. Tada ir mūsų statomi paminklai, leidžiamos monografijos, kuriamos edukacinės programos jaunimui, būtų moralinė kompensacija ir dvasinė atgaiva ir sovietinio režimo aukoms. Ačiū uždėmesį. Ačiū Birutei Burauskaitei. Dabar norintis pasisakyti, klausti pranešėjų, galbūt pirmiausia klausti pranešėjų, paskui pasisakyti, komentuoti tiek šios pranešimus, tiek galbūt ir tie, kurie nesuspėjo paklausti ankstesnių sesijų metu. Taip kad turime šiek tiek laiko. Prašome, kviečiu. Jeigu galim... Šėlės. Aš tai pasisakyti, gal tada klausiu. Prašom. Tai aš pasisakyti noriu. Neklaust. Tai pasisakykit. Iškart galima. Ačiū. Nu čia šitai žiūrint ir konferencijos eigą, ir Lietuvos praktiką dėl okupacinio periodo susidaro toks įspūdis, kad mes esam labai drąsūs smerkti, spardyti, ko neveikti Staliną, Leniną, Bartašiūną, Sniečkų, Paleckį. Tačiau klausimai, kurie yra gyvi ir to aukų būdeliai, kurie yra Lietuvoje, jie kažkaip tai tyliai labai apeinami. Adolfo Ramanausko Vanago byla tęsiasi 20 metų. Šiuo metu dar tamposi Kauno teisme apygardos 2 žmonės iš buvusių 20 kaltinamųjų. Kyla klausimas, koks mentalitetas yra tų prokurorų, teisėjų ir apskritai Lietuvos valstybės požiūrio į mūsų netolimą praeitį. Aš norėčiau jums pacituoti keletą, čia dar tiesą patikslinsiu, kad aš uždaviau klausimą Arimantui Dumčiui apie komisiją. Aš ne joks komisijos narys ir visai ne ta komisija. Ir čia aš turėjau mintį, ar gerbiamo
Račinsko komisija padeda ar nepadeda Dumšio. Mes esam darbo grupiai tokia atskira. Tai dabar, kada mes domėmės medžiagom, šitie pasipriešinimo dalyviai yra sudarę darbo grupę, surinkę daug medžiagos, labai daug, bet gyvos. Tų žmonių, kurie šiandien yra arba budeliai, arba aukos. Ir ne teoriškai. Ir, pavyzdžiui, kada mes paprašom kokios tai medžiagos bylos iš teismų, sakysim, apeliacinio teismo teisėja Laima Garnelienė, tai žiūrėkit, kokį pateikė dėl agento smogiko Markelio Bulatovo 10 metų bylos. Tai kaip atsako, aš cituoju, 52 metų birželio 20 dieną akte, kurį pasirašė Lietuvos TSR VSM antrosios N valdybos pirmojo skyriaus viršininko pavaduotojas majoras R, antrojo skyriaus poskyrio viršininko pavaduotojas M ir pirmojo skyriaus operatyvinis įgaliotinis D, atpažinti, nužudyti banditai. Tai VG, slapyvardis Mikasiukas, ZC, slapyvardis Makulis. Štai kaip mes giname tuos budelius, netgi vardų negalime pasakyti. Kur yra mūsų teisinė, istorinė sąmonė ir savigarba. Dabar toliau, kokios bausmės būna, jeigu jau kartais prisieina iki galo nuvesti. Štai 2008 metų Kauno apygardos teisėjas Egidijus Grigaravičius tokį nuosprendį priima. Ten buvo byla, trėmė žmonės ir buvo žmogus nušautas, bėgo vienas. Tai dabar šitas milicininkas, kuris ten dalyvavo, cituoju, baustinas laisvės apribojimų 2 metams įpareigojant būti namuose nuo 22 valandos iki 6 valandos, nesilankyti restoranuose, kavinėse, pasilinksminių pramogų vietose. Ir koks argumentas pateikiamas? Nusikaltimas, cituoju, nusikaltimas įvykdytas prie atitinkamų politinių aplinkybių, kurios vėliau pasikeitusios. Šiuo metu kaltinamasis atitinkamos grėsmės nekelia. Citatos pabaiga. Klausykit, kokį lygmenį mes pasiekę ir kokiai valstybei mes šiandien gyvename, jeigu šitokie yra samprotavimai. Dar vieną paskutinę iliustraciją pateiksiu dėl to, kaip teisėjai įvertina mūsų žmonės. Čia atsiprašau. Gal žiūrėkite, kol jūs ieškote per tą citatą, gal mes suteikime žodį kitiems paklausti. Aš manau, kad, taip sakant, jūsų pasisakymo turinys tikrai aiškus ir manau, tai tikrai nedaro garbės nei mūsų teisėsaugai, nei apskritai realiai situacijai ir požiūrį į tuos nusikaltimus. Su tuo aš visiškai sutinku ir šitoje vietoje savo pranešime kitoje sesijoje aš taip pat apie tai bandysiu truputėlį kalbėti, kad mes vidurio rytų Europos valstybės, kurios išgyveno sovietinius nusikaltimus ir tą patirtį nešančios į Europą, į bendrą Europos istorijos sampratą, mes iš tiesų ir pas save namuose dar daug tų namų darbų nesam padarę. Ir taip aš, sakyčiau, pesimistiškai konstatuoju, nežinau, ar visus tos namų darbus padarysim, bet labai norėtųsi, kad bent dalis tų darbų būtų atlikta ir jeigu ne, sakykime, tiesiogiai teisiškai konkretų žmonės būtų nubausti ir pasodinti į tas vietas, kurie turėtų sėdėti, tai bent jau aiškus moralinis ir politinis tokios veiklos įvertinimas tikrai turėtų būti duotas, bet be jokios abejonės prie to žymiai labiau prisidėtų labai konkretus ir teisinis įvertinimas. Prašom, čia buvo klausimas. Aš norėjau režisierių Erdviną Štorą paklausti apie Ukrainos šitą Golodomorą. Ar dabartiniu metu Janukovičių valdant yra minėjimai kokie nors šito badmečio, ar yra pastatyti paminklai atminimui, taip kaip saugoma šita atmintis? Tai be abejo yra paminklų Ukrainoje ir kitose valstybėse, Amerikoje, Kanadoje. Taigi mename tą praeitį
Ir kaip suprantu, lapkričio mėnesį kiekvienais metais vyksta minėjimas. Kitais metais minėsime 80-metį. Taip pat turiu klausimą Snorui. Ką žinojo nacių Vokietija apie badą Ukrainoje ir kaip išnaudojo tą informaciją nacistinė propaganda? Ačiū. Taip, nacistinė propaganda ir nacistinė Vokietija žinojo gana daug apie badą Ukrainoje, kadangi, kaip sakiau, nacistų Vokietija turėjo savo atstovybę mūsų Ukrainoje, kelis net konsulatus turėjo Ukrainoje, todėl jie buvo labai gerai informuoti. Kai Hitleris atėjo į valdžią 33 sausį, sovietų ir nacių santykiai pablogėjo, buvo gan įtempti. 33 vasarą, Liepos mėnesį, nacistinė Vokietija ėmė naudotis informaciją apie badą Ukrainoje labai intensyviai. Ėmė spausdinti brošiūras ir pradėjo informacinę kampaniją apie tai, bet šie veiksmai jau vyko po to, kai dauguma įvairiausių žmonių numirė. Teisinga pasakyti, kad nacistinė Vokietija išnaudojo Holodomorą, kita vertus negalima pasakyti, kad nacistinė Vokietija sukūrė tą faktą. Ar pradėjo pirmoje apie tai kalbėti. Nacistinė Vokietija nepradėjo to daryti laiku ir analizuojant įvairią informaciją paaiškėja, kad tie, kas pradėjo kalbėti apie Holodomorą vakaruose, buvo britai, prancūzai. Ir tik vėliau tą informaciją ėmė skleisti vokiečiai. Su konferencijos prisijungusi europarlamentarą profesorių Vytautą Landsbergį, kuris tiesiai iš Briuselio iš oro uosto atvyko čia pas mus. Jo išsamesnį pranešimą girdėsime sekančių dalyje, o dabar suteikiu žodį klausimui ar komentarui. Gerai, aš... Ne, aš profesorių Landsbergį galiu. Gerai, taip, ačiū labai. Sveiki visi, džiaugiuosi, kad šiek tiek suspėjau iš Briuselio. Ir matau, kad suspėjau į pačią beveik svarbiausią ar skaudžiausią temą. Tai yra istorinis teisingumas ir pagarba aukoms. Ir čia jau kalbam apie tai, apie realią didelę nepagarbą aukoms Lietuvoje. Bet ši tema nėra nauja. Gaila, kad labai dažnai nėra atsižvelgiama į visą tai, kas jau pasakyta tarptautinėse struktūrose, kaip antai Europos parlamentas. Aš su to susiduriu ir stebiuosi, kodėl net Lietuvos politikai nesiremia kokiuose nors ginčiuose ar diskusijose, nesiremia tuo, kas pasakyta visos Europos vardu. O pasakyta jau 2005 metais, kai buvo priimta rezoliucija dėl Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje metinių. Ta sukaktis buvo vienaip iškelta ir bandoma įtvirtinti Maskvos politikų ir į tai atsakė Europos politikai Europos parlamento vardu. Verta visiems turėti tą tekstą. Po to labai panašiai, kai ką netgi cituojant ir perkeliant, tai buvo pakartota
dar vienoje Europos parlamento rezoliucijoje 2009 metais, bet dabar 2005. Praėjo 7 metai, kai Europos parlamentas pasakė, kad ta pati pagarba turi būti rodoma aukoms vieno ir kito totalitarinio diktatūrinio režimo. Ir visiems kovotojams prieš abu totalitarinius režimus pridera ta pati pagarba ir dėkingumas. O ką mes matome realiai? Mes matome, aš tą vadinu, aukų diskriminaciją. Tai yra fantastinis dalykas, ko niekad nebuvo. Ne tik tai žmonės, tautos, kokie nors nukentėjusieji dar gyvenantys yra diskriminuojami pagal tai, kas juos nuskriaudė. Bet mirusieji, nužudytieji, nukankintieji yra skirstomi į 2 kategorijas ir diskriminuojami pagal tai, kas juos nukankino. Tai čia pagrindinis dalykas. Prieš ką reikia kovoti, nors tai atrodo labai elementaru. Kažkas rūšiuoja mirusius, rūšiuoja kaulus. Ten kalbama tose dokumentuose, viename iš jų kalbama apie tironijas, bet šiaip ar taip tai yra 2 pagrindiniai totalitariniai, diktatūriniai režimai, kurie padarė didžiausius nusikaltimus 20-ojo amžiaus istorijoje. Nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus ir taip toliau. O tuos, kurie dalyvavo nusikaltimuose, mes, pavyzdžiui, Lietuvoje iki šiol slapstome po inicialais. Net aukas slepiame po inicialais. Tai gal tos aukos ko nors kaltos, kad ir jų vardų negalima pasakyti. Mes kažkokiam beprotnamį, labai atsiprašau. Mes gyvenam tartum beprotnamį, be galo pataikaudami vienos nusikalstamos struktūros ir vieno režimo paveldėtojams. Kitaip aš negaliu pasakyti. Štai todėl nutariau, kad reikia papildyti tai, kas čia vyksta. O savo mintis apskritai dėl konferencijos temos aš jau padėstysiu vėliau. Ačiū. Ačiū. Minutėlę, dabar ten buvo ranka gale. Pirmiausia čia, paskui jūs. Aš esu nacizmo ir stalinizmo aukų šeimos gimusi, palikonė. Taip pat aš esu paskutinė Šlėktos palikonė. Ir mano klausimas būtų toks apie Ukrainą. Ką jūs žinote apie 1937 metų vykusių veiksmų? Čia, aš suprantu, klausimas. Taip, jeigu žinote, aš norėčiau sužinoti, ar jūs žinote apie tuos 37 metais, kas vyko Ukrainoje? Taip, 1937-aisiais Ukrainoje įvyko vadinamoji didžioji tragedija, tačiau svarbu suvokti, kad tuo laikotarpiu ne tik komunistai buvo žudomi, kaip buvo rašoma daugelį šaltinių, buvo žudomi, buvo ir nacionalinės operacijos, kur buvo suimami žmonės ir vėliau žudomi pagal savo tautybę ar etninę priklausomybę. Aš nesu tyręs šių dalykų nuosekliai,
Tačiau žinau, kad Ukrainoje buvo nužudyti labai daug žmonių ir jie buvo palaidoti ne šalyje, už šalies ribų. Netgi, sakyčiau, šalia Kijevo. Ten yra didžiulis miškas ir ten dabar yra paminklas. Ten buvo nužudyta ir palaidota anonimiškai labai daug žmonių. Šių aukų giminaičiams 50 metų drausta ten atvykti ir tik po pusės amžiaus jiems leista atvykti ir pastatyti ten paminklą. Tai tik vienas iš paminklų, o tokių vietų visoje Tarybų Sąjungoje buvo daug. Pavyzdžiui, Lenkai buvo pirmoji kategorija žudytų žmonių pagal etninį principą. 37-aisiais būtent visų pirma žudė Lenkus, paskui Latvius, Estus, Latvius, korėjiečius, Suomius. Juos visus žudė pagal nacionalinį principą. Mažai kas apie tai žino pasaulyje. Manau, kad tą informaciją reikėtų skleisti plačiau. Bet tai, kad tai ne visai pagal tautybę, bet konkrečiai, jeigu, sakykime, buvo naikinama, kaip pernai vienas jūsų istorikas pastebėjo, viena kasta buvo naikinama, kad atsirastų kita. Tiesiog aristokratija buvo naikinama. Ačiū. Aš manau, kad tiesiog tą pasakot, apie ką mes čia ir kalbam, kad iš tiesų buvo sovietinio totalitarinio režimo tas socialinis modeliavimas, jisai buvo nukreiptas į atitinkamų klasių ar politinių sluoksnių sunaikinimą. Ir manau, kad tai būdinga ir turbūt totalitariniam režimam, kai yra visuomenės elitas, iš tikrųjų, pirmiausia visą laiką atsiduria taikinyje tokių režimų, jie yra naikinami, kad likusi visuomenės dalis visų pirma įbauginti, visų antra, kad nebūtų aktyvių lyderių, kurie galėtų kažkaip tam režimui priešintis. Tai tiesiog galim pritarti tam jūsų komentarui. Prašau, klausimas. Rimvydas Žiliukas, visuomenininkas, Senojo Kauno draugijos pirmininkas. Noriu pakalbėti tokiu klausimu, galbūt pavadinčiau savo pasisakymą prašymu. Teko dalyvauti jau ne viename teismo procese, kuriame teisiami Adolfo Ramanausko budeliai. Galbūt ne visi žino, tai priminsiu, kad Lietuvoje 3 patys garsiausi partizanų vadai, tai garsusis generolas Žemaitis, garsusis mūsų Daumantas Krajūnas Lukša, ir 3 Adolfas Ramanauskas. Jo budeliai 2 jau tebeliko gyvi. Dabar vyksta jų teismo procesas, reiškia praktiškai palikta grumtis tik tai dukra Adolfo Ramanausko, Auksė Ramanauskaitė Skokauskienė, tarsi Lietuvai ta problema visai nerūpėtų. Suprantama, jos ir finansinės galimybės, ir žmogiškosios galimybės yra netokios. Aš, reiškia, kaip dabar tie teismai vyksta. Pirmiausia, tą klausimą dėl tų budelių, kai jų dar buvo daugiau, iškėlė, neklystų 93 metais. Tai jau įsivaizduot, kiek laiko praėjo. Niekas nieko nedaro. Galų gale prasidėjo prieš keletą metų teismai, dabar budeliai liko 2, leitenantas ir seržantė. Tai, papasakosiu labai trumpai, kaip tie procesai vyksta. Ateina, susirenka daug politinių kalinių tremtinių, toj salėje būna, ir pasakoma, kad kažkas blogai jaučiasi ir neatvyko. Dabar į paskutinį teismo procesą, kuris beje paskirtas tarsi pasityčiojimui lapkričio 2 dieną, vėlinių dieną, kad galbūt mažiau tų patriotų atvažiuotų, reiškia, pasiaiškinimas stačiai juokingas. Advokatas užmiršo
Dabar teismo pirmininkas skambina advokatui, oi, atleiskit, tai šiandien teismas, aš užmiršau, nu ir vėl atidėjo, ir taip tęsiasi. Tai ta ponė prastai jaučiasi, nu jeigu jai 70 metų, aš sutinku, kad galima kasdieną susigalvoti, kad prastai jaučiasi, bet gydytojų pažymoj nėra jokių lygų, kurie jai neleistų dalyvauti procese. Bet iš žodžių tiesiog pasako, arba tiesiog nepasako, ji neatvyksta, netgi jos advokatas nežino, tik girdėjom, kad ji prastai jaučiasi. Tai, nu, galbūt suprantat, kokią čia atmosferą, reiškia toks pirma išvada, kad valstybei tarsi tai visai nerūpi, tarsi ne jos generolai, ne jos vadų būdeliai teisiami. Tai prašymas mano būtų. Iš visų tų kalbos yra prasmingos tiek, kiek po jų seka kažkokie veiksmai. Tai ar negalima būtų paprašyti, čia šitoj salėje sėdi garbus žmonės, įvairių organizacijų tyriančių genocidą ir galbūt galinčių kažkiek įtakoti, ar negalėtų čia tų organizacijų atstovai, galbūt net vadovai, užsiimti šitą bylą Vanago partizanų vado Adolfo Ramanausko budelių bylą, kad galų gale įvyktų teisingumas, kad jis pajudėtų. Ar galima būtų paprašyti, gal čia kažkas pažadėtų, kas galėtų imtis kuruoti šitą bylą, kad ji galų gale pajudėtų, nes ji dar 20 metų tęsis. Ačiū. Jeigu galima, aš tik tiek galiu pasakyti, kaip mūsų institucija yra įpareigota ir tikrai labai visada aktyviai renka pagal prokuratūros užduotis tuos dokumentus, kurie galėtų tose bylose padėti. Ir ne tik Ramanausko, bet ir visose kitose. Bet esmė yra ta, kad įtakoti patį procesą mes neturime jokio... Prašau? Taip, bet aš manau, čia yra kita, jūs gerai paminėjot priežastį, ar rūpi valstybei, turėtų būti kaip valstybės iškelta byla ir valstybinis kaltintojas. Ne, tas ir tada visą bylą turėtų vesti valstybė prieš nusikaltėlį. Aš nežinau, ar mūsų įstatymai tokie, kurie leidžia tą daryti, bet jeigu čia bus tik tai asmeninis, mes patys suprantam, kad čia nėra gerai. Bet mes kaip institucija negalim, mes kuo galim, tuo prisidedam ir inicijuojam patys ir teikiam tą medžiagą. Bet pats bylos organizavimas turi būti netoks tikrai. Ir mes galim pasakyti, kad prieš 3 metus buvo, va čia kolega Endriukaitis dalyvavo, aš mačiau Balį Gajauską, buvo toks gana plataus diapazono įvairių suinteresuotų valstybę, jos likimu ir sovietinio režimo aukomis ir jų budelių nuteisimu, toks išplėstinis posėdis pas aukščiausio teismo pirmininką. Buvo ir kitų teisminių struktūrų vadovai. Ir tada, atrodo, kažkokia viltis buvo pasėta, kad šitas procesas, kuris tai merdi, tai reanimuojamas, tai vėl kažkur užkišamas stalčiuose, aš kalbu apie visas bylas, kad jie kažkaip vyks, bet pajudėjo ir vėl kažkur jisai slopsta. Kaip jūs minėjote tuos faktus, aš manau, kad tikrai teismai turėtų atlikti tą pareigą, kad priversti dalyvauti proceso dalyvius. Bet šitą vietą, aš nežinau pas mus kokį be paims lygmenį, visur proceso dalyviai, ypač jeigu jie yra kaltinamojoje pusėje, jie daro, ką nori. Mes matom visi. Reiškia, ir gali neteiti, ir užmiršti, ir pirštą nusimušti, ir turėti nedarbingumo lapelį, ir įvairiausių priežasčių. Tai jeigu įstatymai yra tokie, kurie leidžia tą daryti, reikia juos keisti, nes čia tikrai nėra kaip paaiškinti. Mes visi tą puikiai suprantam. Aš laukčiau iš
ir visų visuomeninių organizacijų, kurie mes visada prisidėsim kreiptis į dabar jau naują valdžią, kad tai, kas turi būti padaryta, mes visi dabar šnekam ir vienu balsu, kaip sakyti, vieną dūdą. Bet tikrai būtų blogai, kad tik tai tuo ir pasibaigtų. Aš tai kviečiu visus tiesiog kreiptis į tam tikras institucijas su tam tikra rezoliucija ir kad tikrai būtų bent procedūriniai dalykai taip sutvarkyti, kad bylos vyktų. Čia minimum, ką mes galim padaryti. Jeigu aš galiu dar nuo savęs truputėlį pridėsiu šio klausimo, aš matau pakeltas rankas, pirmiausia bus čia, bet tiesiog noriu reaguoti į, manau, teisingą pastebėjimą. Čia yra, matau, du aspektus. Vienas tai yra teismų pati sistema ir mes tokias situacijas turime tik šioje byloje. Čia viena labai garsi byla dėl vadinamosios juodosios buhalterijos ir panašiai, taip pat labai ilgai tęsiasi ir taip ir vis nesibaigė ir sprendimų mes nesulaukėme. Taip kad, o dėl valstybės kažkokios pozicijos tokio pobūdžio nusikaltimų žmoniškumui bylose, nusikaltimų prieš laisvės gynėjus bylose ir apskritai Lietuvos piliečių teisių gynime, aš manau, valstybė turėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį ir skirti tam ir žmonės, ir resursus. Savo ruožtu ir aš asmeniškai, ir mūsų institucija nekartą rekomendavome, ar tai, kad prie Teisingumo ministerijos, ar kažkokiam vyriausybiniam lygmeniu būtų suformuota struktūra, būtų profesionalų žmonės, kurie padėtų tokiem žmonėm, ar patiems nukentėjusiems, ar jų giminaičiams, ginant jų pažeistas teises tiek Lietuvos teismuose, tiek galbūt nemažiau svarbu ginant tas teises, bandant jas ginti ir tarptautiniu mastu, tarkim, kalbantis su Rusija, Rusijos teismuose, tai tie procesai diskutuojami, bet kol kas tų sprendimų patenkinančių, manau, mūsų visus tikrai dar nėra. Dabar čia klausimas. Aš esu Martina Bikuličienė-Štrauskaitė ir būtent galbūt tą bylų maratoną praėjau Lietuvoje ilgiausia. Kadangi tai buvo pačioj pradžioj, ką norėčiau prie visų pirmais žodžiais padėkoti, tai bylų pradžia buvo, kad aš sunkiai, kaip sakyt, buvo sunku ateiti į Seimą, patekti ir atėjau pas profesorių poną Landsbergį. Ir man jis tada pasakė, jeigu mano reikalas, o reikalas buvo tas, kad mano mama buvusi Lietuvos partizanė pasikeitus visai visus asmens duomenis, negalėjo atsistatyti dokumentų, kadangi jinai dokumentuose visur žuvusi buvo. Ir man profesorius pasakė, jeigu jūs pasieksit šitą dalyką, jūs būsit antra mano pažįstama iš vis. Nes tada dar 92 metais buvo beveik neįmanoma, nes mūsų įstatymai tie, kurie buvo, jie neleido tokio dalyko daryti. Tai čia buvo pati pradžia. Vėliau pradėjau ieškoti tėvelio palaikų. Irgi partizanas, kuris nužudytas 53 metais ir tėvelio brolis kartu. Ta byla pasiekė finišą. Jį vyko labai daug metų, daugelį instancijų, aukščiausio teismo perėjo kelis kartus, konstitucinį teismą pasiekė, tai yra turbūt viena byla tokia. Ir buvo nuteistas KGB papulkininkis Vytautas Vasiliauskas, Deržinskio Maskvos auklėtinis. Ir dėja pats pasakė teisme, kodėl mane vieną. Žino, tikrai labai galbūt gaila, kad jisai iki šiol yra vienas toksai nuteistas, bet tai aš skyriau savo gyvenimą. Šalia mane sėdinčiam Algirdui Andriukaičiui labai dėkoju. Jis dešimtimis kartų, čia gal ir 100 kartų tų teismų buvo, atvažiuodavo palaikyti manęs. Neprašiau nei per laikraščius, nei neskelbiau ten kažkokių, kaip sakyt, lozungų, tai tiesiog buvo didžiulis darbas. Ta žinojo ir pas gerbiamą Burauskaitę kreipiausi ir tada, aišku, nebuvo nei genocido centro kaip vadovė, buvo kaip liktai gana kuklus dar tada tuo laiku pačioje darbuotojas, bet
bet irgi mane, žinokit, palaikė labai. Aš nesakau, kad čia reikia gal visos visuomenės viską. Tai būtų labai gerai. Bet pats žmogus gali padaryti labai daug, jeigu jis siekia tikslo, o nesiekia karjeros ar dar ką nors. O ten, suprantat, tų skundėjų ir visokių, taip, dar buvo kartu nubausta ir kuri gavo prieš tą operaciją, kuri parodė bunkerį 2000 rublių tada gavo. Suprantat, agentui truputėlį daugoka, kada duoda staigiai 2000 sumoka grinais pinigais ir visa kita. Patyriau labai daug. Kad sutaupyčiau mūsų laiką, pasakysiu tokį dalyką, kad buvo man žalą pripažinę teisėja Bobrel, kad aš turiu sumokėti tiem, kadangi aš drįsau paduoti į teismą. Buvo ir taip, paskui persivertė ir kitaip. Tai yra milžiniškas didžiulis darbas. Ir pirmą kartą Lietuvos, kai sakant, istorijoje yra išleistas vokas, kad partizanų dukra prisiteisė moralinę žalą. Tai buvo svarstyta ir teisme ir, kaip sakyt, pakoreguoti, švelniai tariant, įstatymai. Tai tokia praktika yra, todėl aš visiems linkiu, kas dar, kai sakyti, negaili savęs, nesiekia karjeras ar ko nors, o siekia tikro žmogiškumo, tikrų jausmų, žinot, padirbėti. O gerų žmonių pas mus tikrai yra, kurie tikrai nori padėti, gali padėti. Bet mes ne visi sugebam, žinot, bet manau, kad ir šitoj salėje yra daug sugebančių ir dabar kaip išgirs, prisistatys ir kiti, kurie norės padėti tokiem žmonėm kaip aš. Ačiū. Ačiū už komentarą. Dabar čia, sekantis čia, paskui profesorius Landsbergis ir ponas. Tokia seka, bet pamėginkite taupyti laiką. Dar skola man. Genocido tyrimo centro direktorė sakė, kad labai daug yra padaryta, kalbant ir įvardinant nacių nusikaltėlius. Profesorius tokia įkvėpiančią kalbą pasakė apie tai, kad pavardės ir vardai turėtų būti įvardinti. Ir aš atsimenu, kad birželio mėnesį šiais metais buvo baigtas tyrimas, buvo pasakyta, kad 1000 žmonių pavardžių, kurie surastos, kurie prisidėjo prie holokausto nusikaltimų, bet pavardės taip ir nebuvo pasakytos. Ar kas nors daroma, kad vis tik tai tą tyrimą paskelbti su pavardėm? Yra atliktas istorinis tyrimas, po to turėtų būti teisinis įvertinimas. Mes negalim skelbti be teisinio įvertinimo kaip verdiktą, kaip kaltinant, todėl kad mes gyvenam teisiniai valstybei. Ta medžiaga yra perduota dar ne visa. Mūsų užsakovas buvo vyriausybė ir iki metų pabaigos mes ją vyriausybė ir pateiksime, o ar jinai savo ruoštų kokiu nors dekretu bus perduota ta medžiaga prokuratūrai, tai čia jau nebe nuo mūsų priklauso. Mes labai daug kalbėjom apie toleranciją, viena iš temų buvo. Man įdomu, ar ir genocido centras renka medžiagą apie tuos, kurie nebuvo kažkokie tai budeliai, bet kurie šantažavo, pavyzdžiui, kad ir Dalia Grinkevičiūtė. Ten buvo raikomo sekretorius, buvo rajono, pirmininkas, bet pavardžių jų nerašoma. Mes žinom, kad buvo labai aršių tokių veikėjų, ne vien tik tai ten Rietave ar kur kitur, bet šita medžiaga, šita istorija, tas juodasis sąrašas, man atrodo, turėtų būti renkamas ir įvardyjami šitie asmenys, kurie taip tiesiog darė nusikaltimus, šantažavo, kankino žmonės, taip moraliai.
Supratau jūsų klausimą, matot, viską reikia daryti ir mes renkam tokią medžiagą, kaupiam, bet darbo rankų yra nepakankamai, kad kiekviena kryptis turėtų savo baigiamąją etapą, sakysim, publikacijas kokias. Vis tiek turi būti atliktas tam tikras apibendrintas tyrimas. Aš manau, kad ir kol kas, kadangi mes daugiausiai dabar dėmesio kreipiam tam tokiam, sakyti, terorui, fiziniam, moraliniam ir kur žmonių kančias ir netekti sukėlė tokias, kaip sakyti, kurio dar mes negalim visą medžiagą turėti apie tą laikotarpį, turiu daugiau stalinistinį laikotarpį, tai jau per kaip sakyti, čia aišku galiu apgailestauti, kad neįvyko Lietuvoje dekomunizacijos procesas, tai tada būtų lengviau, kaip pavyzdžiui Čekijoje, Čekoslovakijoje dar. Visi komunistų partijos nariai buvo paskelbti ir jiems tam tikras verdiktas pripažintas įstatymiškai. Mes to neturim ir galima sakyti, aš čia nenoriu nuogastauti, bet tokią medžiagą ruošiant mes turim turėti omeny, kad kadangi šitą partijos funkcionierių apkaltinti mes negalim inkorpore, kadangi nėra tokio įstatymo, tai mes galim tik tai teikti, kaip jūs sakėt, tam tikrus įvykius, juos įvardinant. Kiekvienam mes dar plus, jūs pats irgi esat, žinau, renka daug medžiagos, mes tiesiog visuomenę dar ir kviečiam mums talkinti, todėl kad čia yra tokia didelė apimtis šitų darbų, kad tikrai vieno centro mūsų istorikai niekad padarys, bet tas labai daug laiko užtruks. O bet kokia iš jūsų atplaukusių informacija pas mus yra sisteminama, randa savo vietą ir tada laukia mes jaunų mokslininkų, istorikų, kurie iš tos jau surinktos medžiagos darytų ir daktarinius darbus ir įvairias tyrimo studijas. Profesorius Vytautas Landsbergis. Ačiū. Norėčiau bendriau paimti šitą klausimą. Kai dabar kalbame apie konkrečias bylas, kur yra teisiami arba mėginami teisti laisvės gynėjų budeliai, turėtumėm susistatyti taškus, kur nors tai turi būti pradėta daryti. Štai yra žmonės, kurie gynė laisvę. Lietuvos laisvę, tad ir mūsų laisvę, būsimą laisvę. O kas gina juos? Jų garbę. Ar mes ginam? Ar mes palikom vienai kitai įstaigai? Tartum jie būtų gynę tos įstaigos laisvę. Ir dabar tegu jinai kapstosi už savo šalininką, už savo gynėją. O Lietuvos valstybė stovi geriausiu atveju nuošalyje, po medžiu arba pridėjusi kelnes. Kaune yra karo muziejus, Kaune yra garsus varpas, padovanotas Amerikos lietuvių atkūrus Lietuvos valstybę. Ten yra išlieti žodžiai. Tas laisvės nevertas, kas negina jos. Tai štai dabar teisingumą tų atžvilgių, kurie gynė laisvę. Teisingumą gina artimieji, kalbama apie artimųjų teisės, kurios buvo pažeistos. Ir tartum tiek. Gina politiniai kaliniai, kovos broliai, o kai jų neliks, tai tų, kurie susiję su laisvės idėja ir su laisva Lietuva, tartum daugiau ir nėra. Lietuva negina. Tai grįžkime prie varpo įrašo.
išvada. Lietuva neverta laisvės, nes negina jos. Ko gero, tą mes ir matome. Bet vis dėlto koks nors moralinis pasipriešinimas yra dar galimas. Tegu į kai kurios klausimus atsako naujas Seimas, jam būtų labai nelengva, bet kas nors gali inicijuoti tam tikras nuostatas. O kai čia kalbama apie tas marinamas, pasityčiojamai vilkinamas, galų gale net buvom priėmę įstatymo patobulinimą, kur advokatai labai priešinosi, kad kai neatvyksta be pateisinamos priežasties, advokatui skiriama bauda. Aš nežinau, ar tai dabar praktikuojama, bet jeigu užmiršo, tai gal jis... Ką? Taip. Reiškia, net įstatymo nesilaiko. Net teismas nesilaiko įstatymo. Todėl, kad jis negina teisingumo. Leidžia tyčiotis. Ir negina laisvės. Ir štai tas varpas, jeigu jis gali skambėti, ar nebūtų gerai, kad jis skambėtų kiekvieną kartą, kai sušaukiamas ir turi prasidėti tokio teismo posėdis. Kur tai bebūtų, Vilniuje, Kaune ar Marijampolėje, bet laisvės varpas tą valandą suskamba, primindamas. Ir tegu būna, kas nori, kas reikalauja, kas siūlo šitą veiksmą įvykdyti ir kas neleidžia arba leidžia. Tegu apsišviečia mūsų publika. Galėtų rastis tokia tiesiog laisvės varpo brolyje arba laisvės varpininkai. Tegu jie užsiregistruoja ir tegu užsiima to vieninteliu klausimu. Kada reikia pareikalauti, kad leistų nueiti ir suskambinti laisvės varpu. Nuolatinis monitoringas, nuolatinis egzaminas šitai degraduojančiai visuomeniai ir jos pabūgusiems valdininkams. Aš dabar matau, kas mus skandina. Tai yra komunistinės praeities simpatikai. Ir jie yra jėga. Ir čia yra tas didžiulis traukimas atgal. Inercijos jėga į klampynę. Ne tik tai stabdantis moralinį ir pilietinį atsinaujinimą, bet jį ir laidojant. Kad neįvyktų, kad nesubręstų Lietuvoje pilietinė visuomenė. Kviečiu priešintis. Ačiū profesoriui Landsbergiui už gilias įžvalgas. Ir dabar dar ir įdomų pasiūlymą. Ir dar, kadangi laikas mūsų eina į pabaigą, tai dar du pastebėjimai. Čia pirmoje eilėje ir mano skola signatarui Andriukaičiui. Taip, aš norėjau Edvins paklausti, vieną klausimą užduoti. Ar jūsų valstybėje į Seimą, į tą parlamentą labai žiūrima moralės atžvilgių, gali balotiruotis, kaip pas mus Lietuvoje yra, ar ten teistas, ar ten koks apsivogęs, ar kokis teroristas gali balotiruotis. O kaip jūsų valstybėje tuo atžvilgių moralė žiūrami ar ne? Kadangi pas mus Lietuvoje įstatymai taip ir nepriimami tokie, kokie reikėtų, kad būtų tikrai būti geresni. Na, aš manau, kad iš tikrųjų čia labai panašu kaip ir Latvijoje. Mes taip pat kovojame su komunistinė praeitimi. Ir aš nemanau, kad Latvijai pavyko taip, kaip reikiant įvertinti tą visą praeitį. Yra daugybė buvusių komunistų Latvijos parlamente, versle, jie yra susiję su politikais
Ir dėl to aš manau, kad mūsų šalis nėra, nesivysto taip greitai, kaip reikėtų. Kai buvo manoma, kad ji galėtų vystytis. Dėl to Latvijoje iš tikrųjų mes turime problemų su tais moralės dalykais. Ir taip pat su komunistinės praeities problemomis dalykais, kurios mes dar nesugebėjome įveikti. Signataras Andriukaitis ir aš, kadangi, sakant, prisiimu kaltę, nepastebėjau, tai dar paskutinis klausimas čia bus iš pirmos eilės. Dabar, prašau. Gerai, ačiū. Aš vieną iliustraciją ir repliką dėl mūsų renginių. Ir čia visiškai teisingai buvo paminėta, kad šuo pakastas yra valstybinės sąmonės, politinės sąmonės, tautiniais sąmonės, teisinės sąmonės, ne ir pas teisėjus. Štai ta iliustracija. Ona Petrauskaitė 47 metais buvo privartaujama, kaip ir visi ūkininkai, pylevas duoti valdžiai. Dokumentuose, aš nežinau, kiek čia jie teisingi, ji pristatė 27 kilogramus grūdų, o kvitą pateikė už 227. Gal ten 2 prirašė, aš nežinau. Už tai ją nubaudė 15 metų laisvės atėmimo ir turto konfiskavimo. 90 metais, atsikūrus Lietuvai, ją reabilituoja, kaip nukentėjusią. 2000 metais Aukščiausiojo teismo kolegija, Viktoras Aidukas, Alvydas Pikelis, Pranas Kuconis ją dereabilituoja. Tai yra atima tą reabilitaciją. Ir kolegija nutartyje, žiūrėkit, kaip užrašė, aš cituoju. Užrašė, kad ji buvo nubausta už kriminalinį nusikaltimą, sukčiavimą, padariusi žalą valstybiniai organizacijai. Viktoras Aidukas, reiškia, teisėjas, 11 metų dirbęs tarybinių teisėjų. Nu tai čia prie viso kito. Tai štai. Dabar dar momentas dėl tų bausmių. Tabakajevas, kuris šią savaitę buvo nubaustas Kaune 2 metams nuo 22 vakarų iki 6 ryto būt namuos. Viskas. Tai dabar byla tęsiasi ten 5 metai. Tai dabar leiskit paklausti, tai kokia nauda, kokia prasmė tiem žmonėms vargt, eit liudyt, važiuoti iš šakių. Tas Tabakajevas, pavyzdžiui, viena moteriškė buvo pastatęs prie medžio sušaudymui. Ir su vaiku ant rankų. Taip. Ir visa kita. Tai dabar kokia prasmė? Kokia prasmė reiškia? Tai mes ir taip žinom, kad Tabakajevas buvo toks ir toks. Kam man dar reikia to teismo? Ir gaunasi tokia situacija, tiesiog pasityčiojimas. Aš noriu priminti, o čia kalbėjo, reiškia, negali į teismą prišaukti. Vokietijoje teisė Dimeniuką, konclagerios prižiūrėtoje, medikai nustatė 90 metų, kad jis, gulėdamas ant neštuvų, kiekvieną dieną gali būti teisme 2 kartus po 1,5 valandos. Teismas tik pabaigė 6 metai į lagerį, į ligoninę lagerį išvežė. Tai apie tai mes esam kalbėję ir su aukščiausiu teismu ir taip. Bet jie turi savo įstatymus. Ir paskutinė replika mano dėl šito renginio. Čia buvo viskas gerai, kad buvo padaryta, renginys reikalingas ir čia dėl to nediskutuojame, bet reiškia dėl 2 dalyvių, vieno moderatoriaus, aš norėčiau dėl Nerijaus Šepečio pasakyti tokią repliką. Net jį Nikžentaitis vakar pavadino kaip? Anarchistas. Taip. Dabar toliau. Kaip jis dėstė savo pasisakymę? Istoriškai mes savo vaikų mokykloje švietimo auklėti nereikia. Šiandien dar jis išmetė vieną auksinę mintį. Vyresnioji sesuo Lenkija. Tai vyresnis brolius tai buvo Džiugašvilis, Stalinas, tai mes žinome, rusų tauta, didžioji tauta. Dabar mums jau jis primeta tokią. Reiškia, koks jo mentalitetas. Toliau. Šarūnas Liekis. Jis pasakė kaip, kalba nesvarbu, mes galėjom ten turėti kažkas ten apie Maironį šokinėję, ten rūpinasi,
ir išreiškė tokias abejonės, ta nepriklausomybė yra ar nėra. Todėl aš manyčiau, kad tokiam renginiui pagarboj, pagerbent, čia iš esmės pagerbė mes aukas, tai nereikėtų tokių kontroversinių, tokių žmonių išstatyti kaip tiesiog humoro atveju. Turėtų būti žmonės solidus, pripažįstantys istoriją ir turintys sveiką nepriklausomybinę Lietuvos valstybinę sąmonę, kad nereiktų mums abejoti, kas jis yra ir kaip tai yra. Tai aš Ronaldui Račinskui dėkoju. Ačiū. Šiandien iš tikrųjų tolerancijos diena ir aš manau, kad aš neatsakysiu nei už Nerijų Šepetį, nei už Šarūną Liekį, bet šitas renginys ir buvo sumastytas tam, kad tai nebūtų iš anksto žinomų kalbų ir iš anksto žinomų pasisakymų renginys, kur mes vienas kitą padrasiname ir raginame, bet iš tiesų renginys, kuriame mes norėjome, kad būtų atspindėtos įvairios nuomonės. Aš nemanau, kad jos kažkokios tai yra nusikalstamos ar antivalstybinės ir kai kurie jūsų dabartiniai vertinimai yra tik tai jūsų vertinimai tų komentarų, kurios padarė minėti pranešėjai ar moderatoriai. Aš manau, kad norėdami, kad mus išgirstų, mes turime taip pat mokytis ir klausyti. Ir jeigu mes pripažinsime tik tai savo vienintelę tiesą, tai mes dėja galim likti labai vieni ir vieniši su savo ta tiesa. Čia mano toks atsakymas ir komentaras, bet kiekvienas gali pasilikti prie savo nuomonės vertindamas vieną ar kitą pranešimą ar pranešėją. Ir čia paskutinis. Nežinau, kaip Česnavičius Jonas, kaip čia man pavyks dabar suformuluoti. Gal neprieštarausite, kad ideologija yra imperializmo ginklas. O šiame forume, vertinant kosmopolitinių socialistų, tai yra bolševikinės imperijos ir nacionalinių socialistų, tai yra Trečiojo reicho nusikaltimai, vertinami pagal atitinkamų struktūrų ir karo veiksmų prizmę. Tačiau mano nuomonė, pats didžiausiai nusikaltėliai yra tie, kurie kūrė nusikalstamas ideologijas, tai yra ir kurie stengiasi jas įgyvendinti. Tad forume pasigendu diskusijų dėl nusikalstamų ideologijų kūrėjų, būtent pasaulinės valdžios, pasaulinės revoliucijos, proletariato diktatūros, rasizmų ir nacionalizmo teorijų autorių. Tai politbiurų sekretorių, politrukų, komisarų, kurie ruošia planus deportuoti visą ištisas tautas, naikinti propagandos ministrų, partijų ir personifikuotų jėgos struktūrų, vadovų, gulagų visos armijos, kurie apsiginklavę tomis ideologijomis, brutaliomis priemonėmis, savo instrukcijomis, įsakymais, potvarkiais tas ideologijas siekia įgyvendinti. O tie, reiškia, nusikaltimų vykdytojai, tai aš ir sovietų laikais buvo neiktų į kariuomenę, tai tave toj pat į kalėjimą pasodins. Tai yra vienas dalykas, aš apie tai norėčiau. Ir dabar apie šį forumą, jau čia išėjo tie istorikai, visi yra atsakyti, nežinau. Reiškia, forumas skirtas yra bolševizmų imperijos nusikaltimams ir nacionalsocialistų nusikaltimams vertinti, tačiau daugiausia dėmesio visgi buvo skirta holokaustui. Tai teisingai, holokaustas buvo ir vargu, ar čia kas nors prieštaraus, kad jo nebuvo. Tačiau, kalbant apie holokaustą, tai aš noriu priminti, kad ir Europos parlamente, ir Lietuvos Sąjunga priėmė rezoliuciją ir yra dokumentai, kad Lietuvoje taip pat buvo proporcingai kaip ir žydų sunaikinta čigonų tauta ir patys čigonai kreipėsi į Lietuvos Seimą, kad būtų apsvarstyti jų aukos, bet jau tai buvo prieš 2 metus, bet iki šiol nieko nepadaryta. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, čia yra Lietuvos istorikų daugiausia.
Tai jeigu pažvelgus į taip netolimą praeitį ir pažvelgus už Stalinų nubrėžtos čia mūsų tos valstybinės sienos, aš matau dar Prūsų Lietuvą ir Mažąją Lietuvą, kur visai nesenai prieš dar 20 amžiaus pradžioje gyveno ištisai lietuviškai ir apie tai lietuvininkai ir apie tai byloja kaimų lietuviški pavadinimai ir bažnytkaimių daugumoje lietuviški pavadinimai. Tai aš norėčiau paklausti pas istorikus, kur tie gyventojai dabar yra, kur jie dingo. Čia yra mūsų problemos, mes pamiršom juos, va čia yra mūsų valstybinė siena ir mes viskas, mes apsiribojam tuo. Kur tie gyventojai, aš noriu pas istorikus, kokios daromos pastangos, kad ištirti netgi Lydoje, ten iki pirmo pasaulinio karo, Žirmūnai pavadinimai, ten irgi turguje kalbėjau, prisimenu istorikai, lietuviškai kalbėjau. Dabar tų gyventojų irgi nėra. Aš nematau istorikų darbų, reikėtų šitą darbą vykdyti. Toks. Ačiū. Priimdamas jūsų komentarą kaip palinkėjimą ateities konferencijoms, kurias mes organizuosime, tiek mes, tiek galbūt kitos organizacijos, kurių atstovai yra čia, kurie organizuos. Tikrai mes negalim vienam renginyje absoliučiai visų klausimų aptarti, svarbių klausimų, kuriuos jūs keliate, bet noriu pasakyti, kad tas klausimus, kiek aš žinau, ir genocido centre yra vienaip ar kitaip nagrinėjimas ir Klaipėdos universitete, būtent Mažosios Lietuvos ir genocido klausimai tenai taip pat yra nagrinėjami. Bet be jokios abejonės, aš manau, kad išsamesnis nagrinėjimas, specifinis nagrinėjimas, tai yra atskirų kitų renginių temos. Tai ačiū šios sesijos dalyviams, ačiū už pasisakymus, komentarus. Dabar yra 20 minučių kavos pertrauka. Kava, arbata ir gėrimai laukia jūsų Seimo restorane ir susirenkam čia už 20 minučių apibendrinančiai baigiamai forumo daliai, kur mes kaip tik ir, manau, brėšime tas strategijas